eina savo, kai pagalvoji. Ar esate girdėję žodelį mindset? Net nebejoju. Lietuviškai tai būtų mąstysena. Ir labai svarbu yra stebėti, ką mes mąstome, kokios mintys ateina, už kokių minčių mes užsifokusuojam. Taigi įsivaizduokit, kad 90% arba netgi 100% jūsų gyvenimo kokybės, pasirinkimo, jūsų asmeninio augimo ir sėkmės priklauso nuo jūsų mąstysenos. Jeigu jūs savo sakote, aš nesugebėsiu, aš negaliu, oi čia ne man, aš per žiopla, aš per kvaila, aš bijau, nežinau, matot, va tokia virtinė, aš tokia ir anokia. Tai kaip su tokiu mąstymu, kuris kapsi savivertės kapšelį, kaip galima su tokia savivertė eiti atstovėti savo kažkokią poziciją, norėti sėkmės gyvenime, kažko pasiekti daugiau, įgyvendinti tikslus, nugyventi kūrybingą ir prasmingą gyvenimą. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, jeigu aš save atėjus iššūkiui arba, nežinau, savęs nepalaikyčiau, galvočiau, kad aš esu kvaila ir neprotinga ir nesugebanti atlikti kažkokių sudėtingesnių dalykų, įvairesnių, negebanti prisitaikyti prie pokyčių, arba pati inicijuoti pokyčius, arba gebėti pasirinkti tai, kas man yra pagal mano pašaukimą, pagal mano tai, ką aš noriu veikti. Jeigu aš negalvočiau, kad aš esu verta gyventi nuostabiai šį savo kūrimą gyvenimą, tai aš neįsivaizduoju. Tikriausiai kažkas kitas man jį ir sukurtų. Taigi labai reikia atkreipti dėmesį į mūsų pačių mąstyseną, ką mes galvojame apie save, ką mes savo sakome, kaip pavyzdžiui, kokią tai kliurką ištinka, kokią klaidą padarome, ne? Susimauname, sakykime, ką mes savo sakome. Jeigu mes plakame, įsivaizduokite, tada mums ir taip jau būna bėda, ar ne? Vat kažkur prasileidome, nesužiūrėjome ir galbūt ir nukentėjome. Ir jeigu dar savo sakome, kokia aš kvailė, kokia aš ten taip ir anaip, negalima. Reikia sakyti, supratau, žinosiu, pasimokiau, kitų kartų kitaip padarysiu. Aš supratau, kad tas ėjimas buvo klaidingas, bet aš dabar žinau, aš turiu savo patirtį. Šaunuolė, kad galėjau tai praeiti ir su kuo mažesne emocinė žala, sakykim taip, ne? Tai visą laiką reikia save drąsinti. Mes mokomės, bet mes save nemenkinam. Tai yra labai svarbu. Tai va tai norėjau pasidalinti, kad nuo šiol stebėkite, ką sakote savo įvairiausiais gyvenimo etapais, įvairiuose situacijose. Kai sėkmė ateina, neateina, kai mes pasiekėme sėkmės, mes didžiuojamės, nes tai yra natūrali būsena, bet aš įstengiau, aš padariau. Bet kai mes, pavyzdžiui, kažkur tai prasileidžiame, susimauname, ką mes tada savo sakome? Klysti yra žmogiška. Ir būtent iš klaidų mes mokomės. Ir tos klaidos yra neįkainojamos mūsų patirtims ir mūsų suvokimams. Ir dažnu atveju būtent tos padarytos klaidos inicijuoja labai gražius dalykus ateityje, nes mes žinome apie ką tai, nes mes išgyvename kažkokią tai savo gyvenime pamoką ir tai duoda labai daug mums vertės visokeriopos. Tai tokia ir pamoka, mylieji. Žiūrėkime, ką savo sakome.